Taigi, sveikučiai visi, šiandien yra sekmadienis ir iš tikrųjų jau visą savaitgalį galvojau jums nufilmuoti šį video, nes iš tikrųjų turiu ką parodyti. Atėjo keletą vėl dalykėlių mano atostogoms ir vasarai aplamai, bet kažkaip vis nesusiruošdavau ir vakar iš tikrųjų netgi norėjau važiuoti į sporto salę, bet nenuvažiavau, nes man viskas įsiderino, iš tikrųjų mano visa, kaip čia pasakyti, visa rutina dabar atrodo kitaip, dėl to, kad tiksliau visą praėjusią savaitę atrodė visiškai kitaip negu paprastai, nes aš sirgau, pasigavau peršalimą, tiesiog peršalau ir jaučiausi tikrai blogai, kad net negalėjau eiti dirbti, tai nuo pirmadienio iki ketvirtadienio net nejau dirbti, tiksliau iki penktadienį man buvo taip ar taip laisva. Nes mes iš mokyklos gavome ten tokį dalyką, kurį turėjome atlikti namuose ir mūsų šefai visų mokinių turėjo mums duoti laisvą dieną. Per tą dieną mes turėjom viską padaryti, bet aš jau prieš tai buvau padarius viską, tai man labai iš tikrųjų fainai buvo dėl to, kad aš vakar jau tiksliau ne vakar, o penktadienį buvau jau pasveikusi, jau jaučiausi gerai ir turėjau visą laisvą dieną. Ir kai aš sirgau per tas dienas, diena iš dienos, tiesiog per tas visas dienas po truputį padariau tas visas užduotis ir penktadienis man tiesiog liko laisva diena. Ir penktadienį buvome Ikėjoje. Aš galiu pasakyti vieną dalyką, man Ikėja šiek tiek nuvylė, nes iš tikrųjų neradau daug dalykų, ką norėjau nusipirkti. Ir nenusipirkau labai daug dalykų, todėl nėra labai ką parodyti. Mes tiesiog iš Ikėjos nusipirkome keletą tokių labai paprastų buičiai skirtų daiktų, kurie tikrai nėra labai kažkokie ypatingi arba įdomus jums būtent. Todėl kažkaip, nežinau, beje, penktadienį mano draugas irgi pajuto labai smarkiai simptomus, jis dabar serga, pas mus tai pastoviai yra. Jeigu aš sergu, tai už savaitės jisai susirga. Ir šį kartą yra ne išimtis, jisai susirgo, tai jis dabar guli lovoj. Ir penktadienis labai blogai pasijautė, todėl man net nebuvo noro ten iki ilgiau pasilikti. Ir aš ten, aišku, ne viską apžiūrėjau, nes aš tiesiog norėjau greičiau viską pasiimti, ko mums labiausiai reikia, kad tiesiog nesugaištas būtų laikas, nes mes 40 minučių maždaug turim tenais važiuoti. Ir 40 minučių yra atgal kelio. Tai viską greitai pasiėmiau, ko man reikėjo ir važiavom namo. Ir paskui kažkaip šeštadienį visiškai buvo tinginio diena ir aš net nenuvažiavau į sporto salę. Tiesą sakant, dabar net ilgiau negu savaitę jau nebuvau sporto salėje ir labai pasilgau sporto salės, bet žinokit, nežinau, kas man pasidarė, aš tiesiog nebeturiu to ritmo, kaip pasakyti, aš turėjau tą tokią rutiną pasidarius jau, kad aš savaime man suprantamas dalykas buvo eiti į sporto salę. Ir labai yra sunku iš tikrųjų dabar vėl sugrįžti į tą ritmą, bet rytoj jau važiuosiu darbą, iš tikrųjų netgi džiaugiuosi dėl to, kad rytoj vėl 6 ryto kelsiuos, dirbsiu, po darbo grįšiu namo ir viskas bus taip pas mane susiplanuota, susidėliota. Ir galiu pasakyti, aš labai mėgstu susiplanuoti savo dieną, aš niekur neusirašau, nes man to nereikia dėl to, kad mano dienos yra labai vienodos. Man tai patinka. Tai bet reikalas yra tas, kad aš jums dabar norėjau parodyti keletą dalykėlių, kurie atėjo internetu. Tai nėra labai daug dalykų. Gal eikime prie tų pirkinukų. Pradėsime gal nuo ASOS. Aš vėl užsisakiau keletą dalykėlių iš ASOS. Tai yra labai nedaug dalykų, bet aš tiesiog ieškau kažkokios tai tašės, būtent vasarai, kad tokia vasariška būtų, ne tik tai atostogom, bet ir šiaip, pavyzdžiui, mokyklą eiti, nes aš tas suknelės, kurias jums prieš tai rodžiau, praeitame savo video nešiosiu ir šiaip, ir man atrodo, kad prie tokių suknelių labai tiks ta tašė būtent. Aš ją šiek tiek įsivaizdavau didesnė, bet nieko nepadarysi, jinai nėra labai maža, todėl aš ją pasilieku. Šiaip būtų jinai dar mažesnė buvusi, aš ją būčiau siuntus atgal, bet pasilieku aš ją. Ir jeigu aš jos nesuvarysiu iki mūsų atostogų, aš labai tikiuosi, kad aš jos nesuvarysiu iki mūsų atostogų, tai aišku ir per atostogas labai mane pravers. Tai aš jau čia buvau, aišku, viską atidarius, išpakavus ir apžiūrėjus. Tai štai kaip atrodo ta tašė. Jinai yra iš tokios medžiagos supinta. Štai kaip atrodo pati tas pats pinimas, čia yra tokia kaip ir medžiaga ir viduj, kaip matote, yra kita medžiaga. Štai.
Žodžiu, viduje yra kita medžiaga, tiesiog prisiūta prie šito tokio viso kaip ir išpinto krepšelio. Žodžiu. Ir jinai, kaip matot, nėra labai didelė, bet ir nėra labai maža, todėl aš ją pasilieku. Ir jinai man bus tikrai labai fainai ir mokykla, pavyzdžiui, aš daug nieko į mokyklą neimu. Būna dienų, kada net nereikia iš viso jokių knygų imtis, nes aš naudoju iPad. Tai aš įsimetu savo iPad, įsimetu butelį stiklinį vandenį, nes vandenį prisipildome visą laiką mokykloje, nes ten yra vanduo, ten galime prisipildyti. Jeigu važiuoju penktadienį mokyklą, tai pasiemu visą laiką kažką tai pavalgyti, tai kažkokį tai indelį su maistu. Ir man čia tikrai viskas turėtų tikti. Ir labai yra iš tikrųjų fainai, kad medžiaga yra viduje balta. Aš tikiuosi, kad man jį tiesiog greit nesusivarys. Paskui iš Eisos kažkaip nusprendžiau sakyti kojinytės tokias mielas. Tai čia aišku gal nėra labai įdomus dalykas, bet tiesiog tokias kojinytės aš jau labai seniai norėjau iš tikrųjų kažko tai panašaus. Tai čia kaip matote yra įvairiausių spalvų. Štai, va pagaliau sufokusavo tokie su tokiu fainu labai mielu viršumi. Ir čia yra va žydra, tamsiai mėlyna, rūžava. Labai labai fainas, tokias pustrumpės, labai gražiai turėtų prie kėduko atrodyti ir jos tokios nėra visiškai baltos. Jos yra tokios kreminės, man labai labai patiko, tai prie suknelių ar prie šortukų kažkokių tai labai labai turėtų tikti. Ir man kadangi trūko, man atrodo 1 euro trūko, kad būtų nemokamas siuntimas, žinokit, susakiau bliuskytę tokią. Aš susakiau bliuskytę, kuri kainavo 4 eurus, žinokit, tik tai. Jinai buvo labai labai smarkiai nukainuota, bet jeigu jinai tiek mažai nebūtų kainavus, būčiau šią siuntus atgal, nes jinai atrodo taip visai gal fainai, bet nelabai patogi yra ir jos negalima nešioti su liemenuku. Jinai padaro labai labai keistai mano krūtinę, labai keistą formą padaro ir atrodo labai čia plokščia ir čia taip, nu žodžiu, nemoku paaiškinti, gal kada užsidėsiu jums parodysiu, bet aš ten šiek tiek buvau užsidėjus tokius specialius padelius į vidų ir atrodė šiek tiek geriau, tai gal kažką sugalvosiu, kad vasarą per atostogas galėčiau ją nešioti. Nors jau, kaip ir sakiau, 4 eurai man jinai tik tai kainavo ir iš tikrųjų labai faina spalva yra ir jinai tokia grynai atostogoms. Tai vat, atrodo štai taip ir jinai turi tokias štai pustas rankovės ir priekis yra toks grynai kai liemenuko, ar ne liemenuko, o atrodo priekis grynai toks kaip kokio maudimuko viršaus. Ir čia yra šitokie šniureliai, jie susiriša, man šniureliai iš tikrųjų nelabai patinka, nes jie dažniausiai ant keistos vietos tada susiriša. Man, pavyzdžiui, patinka, kai šniureliai susiriša nugaroj, o čia reikia, kad susirištų priekyje. Nu, vien žodžiu, tokia štai bliuzelė. Nu, vien žodžiu, gal kada parodysiu, įsidėsiu, tai va tokia labai labai paprasta bliuskytė, vos per brūkšnelis liemenukas. Tikrai, bliuska per brūkšnelį maudomuko viršutinė dalis, tai jinai tiesiog yra su rankovim. Aš tokių dalykų niekada nesu nešiojusi ir kažkaip, žodžiu, užsisakiau iš Zalando basutes. Tikrai labai fainas basutes, labai man patiko ir aš jau antrą kartą jas užsisakinėjau. Turėjau pirmą kartą, kai užsisakiau, turėjau siųsti atgal, nes jos buvo suplyšusios vienoje vietoje, iširusios. Tai man kažkaip pasirodė, už tokią kainą iš tikrųjų jos nebuvo labai pigios. Aš numesiu, aišku, linkus visus jums video aprašyme ir mesiu nuotraukas, kaip atrodo ant žmogaus. Tai va, taip atrodo šitos basutės. Tikiuosi, kad gerai matote, štai kaip atrodo tas raštas. Čia dabar apšviečia labai, bet iš tikrųjų spalva yra šiek tiek tamsesnė jų. Ir va tai va atrodo būtent padelis. Jisai nėra labai aukštintas. Štai, čia nelabai įdomu. Ir turi štai čia va tokią gumą. Beje, labai labai patogios, aš jau jas matavausi, žiauriai patogios, tikrai. Ir labai, man atrodo, jos turi prie visko tikti ir beje, dabar va palyginsim. Aišku, spalvos skiriasi šiek tiek tos tašės, bet toks stilius tai tikrai labai atitinka vienas prie kito. Bet čia yra tokia šiltesnė spalva tašės, o čia yra šiek tiek gal tokia natūralesnė, o šita spalva, tašės spalva yra tokia labai šilta. Tai va, tiek pirkinukų, apie ką norėjau dar su jumis pakalbėti, tai
jau senokai bekalbėjau apie savo plaukus iš tikrųjų. Sakiau, kad tą temą galėčiau kalbėti. Nežinau, ar jūs labai tą domina, bet tiesiog norėjau duoti tokį update'ą. Aš savo plaukus nusipirkau pati. Nes, žinokit, man kaip mane sunervino, aš turėjau penktadienį, užpraeitą penktadienį, jau prieš daugiau nei savaitę, buvau įsiregistravusi į kirpyklą, kur visą laiką iš tikrųjų tenais einu ir galvojau paprašysiu, kad man pakirptų galiukus, nes mano galiukai jau buvo tikrai gan, kaip pasakyti, ne tai, kad išplonėjo, ne tai, kad jie patys išplonėjo man, tiesiog mano plaukai, kadangi buvo labai smarkiai nulūžinėję skirtingose vietose, mano plaukai netolygiai auga. Ir kuo ilgesnį jie darosi, tuo ryškiau matosi tas netolygumas, nes jie tiesiog skirtingai auga. Ir mano plaukai buvo tikrai galuose labai ploni ir man tas labai nepatiko. Ir žinokit, įsivaizduokit, aš penktadienį važiavau į kirpyklą, nes man niekas nieko nepranešė ir man tada ta kirpėja sako, oi, mes bandėm su jumis susisiekti. Ir man pasakė numerį, mano numeris buvo teisingas, bet aš iš jų negavau nei žinutės, nei skambučio, kad jie man atsakytų tą registraciją. Ir man tada jinai atsiprašė ir kitą užsiregistravau kitai dienai, bet žinokit, labai susinervinau, nes iš tikrųjų labai norėjau, kad pakirptų man plaukus, tai žinokit, grįžau namo, įsiplovau tiesiog galvą. Tai kitą dieną įsiplovau galvą ir nusikirpau plaukus pati, tai aš labai esu patenkinta, visiškai lygiai nusikirpau. Aš turiu namuose kirpyklos tokias profesionalias žirkles ir nusikirpau plaukus pati, visiškai esu patenkinta ir aš jaučiu, kad man tikrai labiau dabar patinka mano plaukai. Aišku, aš labai daug dalykų darau, beje, ką pradėjau daryti, tai ko aš tikrai negalvojau, kad darysiu. Bet su tokios pažįstamos, su tokios panelės kaip ir pritarimu, nes jinai yra plaukų specialistė, aš nusprendžiau pabandyti rozmarinų aliejų. Tai, žinokit, dabar buvau nustojus kurį laiką jį naudoti, nes aš kai naudoju rozmarinų aliejų, man yra labai sunku, dėl to, kad man labai ilgai užtrunka plauti galvą. Dėl to, kad aš įsiplaunu galvą, jeigu mano plaukai labai būna nešvarus, aš įsiplaunu vieną kartą galvą su šampūnu, kad plaukai būtų švarus. Tada užsidedu šiek tiek keletą lašų, paskirstau per visą, su pipetė tiesiog per visą galvos odą to rozmarino aliejaus ir aš turiu tokį specialų masažuoklį, aš galėsiu gal jums parodyti jį, nežinau ar jį nurodžiau, elektrinį, kuris turi tą raudoną šviesą ir tada su juo masažuoju visą odą ir iš tikrųjų masažuoju tikrai gan ilgai, nes aš neturiu laiko laikyti tą aliejų odoje. Nes aš kol sėdžiu vonioje, viską pasidarau ir tada, nežinau, gal kokią 20 minučių tikrai lieka jisai man ant galvos odos, tas aliejus, aš nežinau, ar čia yra gerai, nežinau, ar čia užtenka tiek laiko, bet aš esu girdėjus, kad reikia nuo 30 minučių iki netgi per visą naktį, bet per visą naktį nenoriu laikyti, bet palaikau, šiek tiek išmasažuoju tą aliejų, masažuoju į galvos odą ir tada nusiplaunu su šampūnu gerai labai. Šampūną irgi įmasažuoju su to pačiu elektriniu masažuokliu ir tada įsiskalauju labai gerai galvą, dar užsidedu arba kondicionierių, arba plaukų kaukę, kuriuos naudoju, arba, pavyzdžiui, vieną kartą plaunu galvą naudoju kondicionierių ir kitą kartą, kai plaunu galvą naudoju plaukų kaukę. Tai ir tada man reikia kaukę, pavyzdžiui, jeigu naudoju, man reikia 10 minučių dar laukti, kol jinai suveiks. Ir tada vėl turiu įsiskalauti galvą ir man labai ilgai užtrunka tas dalykas. Aišku, tą rozmarinų aliejų galima vieną ar du kartus per savaitę tą tokią kaip procedūrą darytis ir užtenka to, bent jau turėtų. Tai aš ir taip darysiu savaitgaliais tik tai, dėl to, kad aš nuo pirmadienio iki penktadienio visiškai neturiu tam laiko. Tai va, bandysiu dabar, iš tikrųjų pastebėjau, kad pas mane va čia ant šonų, pavyzdžiui, pradėjo augti plaukai, aš nežinau, ar jūs matot, bet tiesiog pradėjo ant šono labai keistai, pas mane dabar atrodo šonai, nes yra labai keistai pradėjo augti plaukai. Tokių mažesnių yra plaukučių ir šiaip pas mane labai yra daug baby tų plaukučių. Tai man atrodo, kad galbūt netgi ir veikia, nes aš ne vieną kartą jau bandžiau tą rozmarino aliejų ir šiaip tas masažuoklis yra labai iš tikrųjų gerai, nes stimulizuoja galvos odą. Tai toks update'as, dabar iš tikrųjų nusikirpau plaukus kokius 4 gal centimetrus ir dabar auginsiu, žiūrėsiu, per kiek laiko man užaugs, aš netgi esu pasimatavus visą ilgį savo plaukų ir žiūrėsiu, ar man per 4 mėnesius ataugs mano plaukai tiek ir bus tokio pačio ilgio, kokia buvo prieš tai, kai aš nusipirkau.
nusipirkau. Tai žiūrėsiu, per kiek laiko man ataugs tiek pat, kad būtų tokio pačio ilgio plaukai, kaip buvo prieš tai. Tai aš esu nuotraukas iš tikrųjų nusifotografavus su prieš ir po. Ten labai didelio skirtumo, nes ir aš jau pastebiu, kad tikrai darosi lauke gan tamsu, tai aš jau gal baigsiu su jumis plepėti. Labai tikiuosi, kad jums tokie video patinka. Beje, labai norėčiau, kad jūs pasiūlytumėt man kažkokius tai video, galbūt ką jūs norėtumėt, kad aš nufilmuočiau arba rodyčiau, ar apie kažką pašnekėčiau. Labai būtų tikrai fainai iš jūsų sulaukti tokio feedbacko, kad jūs tiesiog man duotumėt kažkokių tai idėjų, ar šiaip, kad dabar atsisveikinu su jumis. Labai ačiū, kad žiūrite, labai ačiū, kad sekate. Kas mane nesekate Instagram'e, savo Instagram'ą pasiekite tenai. Ir linkiu jums gražios dienos, gražaus savaitgalio, gražaus vakaro, gražaus ryto, nežinau, kada žiūrite. Ir iki kito video blogo. Ate. I'm good at shutting you out. I've always said